Juosta darbalaukyje, kurioje yra visos programų piktogramos, yra vadinama užduočių juosta. Ir užduočių juosta gali turėti bet kokia operacinė sistema. Kas to operacinė sistema? Štai aš čia turiu keletą operacinių sistemų pavyzdžių. Operacinė sistema tai yra kompiuterio branduolys, kompiuterio, kaip čia pasakyti, kaip organizmas. Taip pat kaip tavo organizmas yra atsakingas už tai, kad tu kvėpuoji, valgai ir taip toliau, tai operacinė sistema atsako už tai, kokios programos veikia kompiuteryje, kaip kompiuteris atrodo. Tai štai pavyzdžiai. Operacinė sistema Windows 10. Ji atrodo štai taip. Kitas pavyzdys – operacinė sistema Windows 8. Toliau Windows 7. Toliau tai yra Apple kompiuteris su operacinė sistema Mac OS X. Toliau būna operacinės sistemos Linux. Jos gali atrodyti štai taip, arba štai taip, arba štai taip, arba štai taip. Taigi visos operacinės sistemos turi įvairias programas. Tos programos gali veikti vienose operacinėse sistemose, o kitose neveikti. Ir visos programos yra pavaizduotos užduočių juostai. Pavyzdžiui, štai čia yra viena užduočių juosta. Toliau štai čia dar viena užduočių juosta darbalaukyje. O pavyzdžiui, Apple kompiuteryje yra dvi užduočių juostos. Štai viena apačioje, o kita yra viršuje. Taigi, kodėl jos vadinamos užduočių juostomis? Ogi jos parodo, kokios dabar programos yra atvertos. O programa kompiuteriui tai yra užduotis, kurią jis turi atlikti. Na, pavyzdžiui, kai mes paspaudžiam ant interneto naršyklės, tai yra lyg sakytumėm tokį sakinį kompiuteriui: atidaryk man dabar interneto naršyklę. Tai ką kompiuteris ima ir atidaro? Jisai atlieka užduotį. Taigi visos užduotis, kurios yra atliekamos ir yra rodomos užduočių juostoje. Todėl ta juosta taip ir vadinasi. Taigi, kaip sakiau, nuo operacinės sistemos priklauso, kokios programos veikia pas mane kompiuteryje ir kaip žinoti dabar, kurios programos, kuriuose operacinėse sistemose veikia. Pavyzdžiui, aš noriu programos Adobe Photoshop. Turbūt esi girdėjęs apie Photoshopą, tai labai populiari programa. Ir štai čia aš nuėjau į internetinę parduotuvę Amazon ir galima nusipirkti Photoshopą štai čia. Kaina štai tokia ir parašyta, platform čia parašyta, tai reiškia operacinė sistema, ir parašyta, kad Photoshopas veikia ant operacinių sistemų Windows 10, Windows 8, Windows 7 ir Mac OS X, kitaip tariant, Apple kompiuteris. Tai kai kurios programos yra mokamos, kaip supratai, Adobe Photoshop programa iš tikrųjų yra mokama. Būna dar kitokių programų, pavyzdžiui, Microsoft Office, vėl štai kainos, kiek per metus arba per mėnesį reikia sumokėti. Būna ir visiškai nemokamų programų. Pavyzdžiui, LibreOffice, tai yra laisvasis raštinės programų paketas. Jeigu yra žodis laisvasis, tai reiškia programa yra nemokama. Ir pavyzdžiui, galima susirasti visada informaciją apie programas enciklopedijoje Wikipedia. Pavyzdžiui, aš noriu surasti apie programą GIMP. Tai programa. Ir galiu pasižiūrėti, ant kokių operacinių sistemų ji veikia. Štai išvardintos. Ir taip pat ar ji nemokama ar mokama. Jeigu angliškai nesuprantu, galiu, aišku, pasiimti lietuvių kalbą. Ir štai parašyta laisvoji programa. Vadinasi, tai yra nemokama programa. Kodėl aš tau ją rodau? Tai yra tokia pat programa, tokio pat galingumo kaip Photoshopas, tik tai ji nemokama. Taigi kiekvienas žmogus gali rinktis, kokią programą jis nori naudoti, mokamą ar nemokamą ir ką jis nori su ją veikti.